Vairo gatvė 3, šiandien rugpjūčio 30. Bandau nusipirkti iš aparato Dziko. Kitas lentynas patikrinau, prekių kainos atitinka, tik labai tokia viena įdomi detalė. Čia, kur užrašyta 1 euras turėtų kainuoti, visas šitas skyriukas užprogramuotas paimti 20 centų daugiau. Va, pabandykim, kad ir prekė su kodu 021 turėtų kainuoti eurą, o įvedus į ekraną 021 kaina parodo 1,20 €. Gerai, šitos prekės atsisakom. Pabandykim kitą prekę, pavyzdžiui, 24 turėtų būti euras. 0,24, o monetom reikia sumesti 1,20 €. Prekė numeris 27 turėtų kainuoti eurą, o suveskime 0,27 ir vėl paprašo 1,20 €. Va tokia prekyba.